seminarų turinys. Šnekėsiu grinai, duosiu pavyzdžius vyram, kur nueiti iš praktikus nusipirkti gerų rūbų už patrauklią kainą. Praktiškai marškinius, švarką, kelnes ir batus tu gali pasidaryti už 500 litų. Aš žinau taškų, vietų paprasčiausiai, kur tai gali nusipirkti, nes šiais vietas aš sužinojau grinai vesdamas Alfa vyras mokymus ir ieškodamas žmonių, kurie būtent prekiauja šiais dalykais. Iš seminaro pasikviesiu keletą vyrų iš salės ir grinai, kuriem aš paaiškinsiu, kas pas tave gerai, kas pas tave blogai. Aš grinai jį pamatysiu iš šono ir pasakys, tau tas netinka, anas netinka. Kodėl? Todėl, kad pavyzdžiui, kai tu pats esi, tu pats savo nematai. Būtent tokių blogų savybių tiesiog, ar kažkas negerai, kur yra tavo stiliui. O būtent žmogus iš šono viską tau pasakys, kur kaip negerai. Ir aišku, čia pasakysiu tuos vyrus, kurie norės. Tiesiog iš seminaro ir viskas. Dabar, kodėl tas stilius yra svarbu? Stilius būtent jis sudaro pirminį įspūdį moteriams apie tave. Kai tu prieini, jeigu tu esi tvarkingai, solidžiai apsirengęs ir svarbiausia, tau tie rūbai tinka, tu juose gerai jautiesi, pasidini savimi, tai iš karto daug didesnė tikimybė, kad tu moteris darysi gerą pirminį įspūdį ir toliau ją vilioti bus daug lengviau. Antras. Kokie yra užkalbinimo būdai vienos moters einančios gatve? Čia šiame seminare aš pateiksiu būdus, kuriuos grinai išbandžiau Alfa vyras mokymų metu, vesdamas kitiem vyram, matydamas kaip jie bandosi, kaip aš. Ir čia išvesdamas pačius geriausius. Ta patirtis Alfa vyras mokymo, kurią aš vedžiau, sujungsiu į tą seminarą ir duosiu, pavyzdžiui, vieną užkalbinimo būdą, kuris puikiai man visą laiką veikia ir kitiem mokiniam ir atneša pačius geriausius rezultatus. Nes, pavyzdžiui, aš suprantu, vyrai, jūs daug kažkur skaitot, literatūros, bandotės kažką, bet galbūt jūs negaunat tokių rezultatų, kokių jūs norėtumėt. Tai šis seminaras jums pagelbės, šis seminaras teiks jums žinias. Trečias, kokie yra stabdymo būdai vienos einančios moters gatve. Kaip ją sustabdyti? Yra ypatingai svarbus šitas dalykas, vyrai. Dėl ko? Todėl, kad kaip tu moterį sustabdai ir kaip tu ją pradedi kontroliuoti, nuo to priklauso tavo sėkmės toliau. Kaip tu ją sustabdai, priklauso, kaip tu sukursi pirmą įspūdį apie save. Jeigu, tarkim, silpnai sustabdai, negerai, patikėk manim, moteris daro blogą įspūdį ir iš karto, supranti, tau būna sunku ją sukontroliuoti ir tavo užkalbinimai nueina veltui. Turi savęs paklausti, kiek iš 10 užkalbinimų tavo yra sėkmingi. Tarkim, jeigu yra tau sėkmingi 1-2, po seminaro, po šių žinių tu gali užkelti, jeigu labai norėsi, iki 7 gerus padaryti užkalbinimus, kad gautų numerį, šiausiai ją suviliot, sudomint. Kaip tu pradėtum liesti moterį. Šiame seminare aš sudėjau žinias, irgi iš Alfa vyras mokymų, būtent kaip liesti moteris. Ką tai reiškia? Būtent, žinai, jeigu tu jos nelieti, tarkim, mane, jeigu tu tik šneki, labai didelė tikimybė, kad tu tapsi jai tik draugas, kai į tave nežiūrės rimčiau. Kaip ją liesti, jai nejaučiant. Čia yra labai vyrai svarbu ir aš stengsiuosi kažkaip seminare paaiškinti, jums parodyti, ar video pavyzdžiais, ar ant realios moters, matysiu, kaip čia man išeis. Tai grinai mano tikslas papildyti jūsų žinias galvoje. Kokiais būdais galima dominuoti? Labai svarbi tema. Dėl to, kad praktiškai vienintelis dalykas, kuris be galo žavia moteris, tai yra galia, o galia atsispindi dominavimą. Kokiais būdais? Čia video pavyzdį parodysiu ir, tarkim, pasikviesiu galbūt keletą vyrų iš salės ir tiesiog jie galės pasibandyti. Dabar žiūrėkit, kodėl dominavimas yra svarbu. Moteris kaip silpnesnė būtybė vis laik glaudžiasi prie stipresnio. Stipresnis reiškia turintis didesnę galią. Ką tai reiškia? Romos imperatorius, Cezaris didysis, visi kiti karaliai, kur valdė daug imperijų, ką jie turėjo vieną bendrą dalyką – galę. Kodėl moterys taip alsa dėl visokių ten roko žvaigždžių, garsenybių, nes jie vieną turi bendrą dalyką – galę.
Realiai yra padaryta taip, dabar ištirta ir aš puikiai irgi esu ištyręs, kad tu, pavyzdžiui, negali būt visiškai ne roko žvaigždė, ar ten labai garsus kažkoks žmogus turintis statusą, bet tu gali elgtis taip, kaip tas žmogus, kuris turi tą statusą, ir neįskiepyti tuos požiūrius. Ir vienas iš tų bruožų, to žmogaus yra dominavimas. Tai afrodiziakas, kuriam moterys negali atspirti. Tai būtent pateiksiu žinias, kaip praktiniais pavyzdžiais galima dominuoti prie moters. Ir šeštas bus paskutinis dalykas seminare. Kaip nuvesti pokalbį jūsų bendravimą į tikslą. Aš žinau, dauguma vyrų bendraudami su moterimi neturi žinių, kaip greitai tinkamai nuvesti pokalbį į tikslą, kai tu bendrauji su moterimi. Kas atsitinka? Atsitinka tai, kad moteris paima kontrolę ir jie nuveda tą pažintį ne ten, kur tu visai nori. Todėl ir tavo rezultatai, taip kraipusi. Nieko gero, supranti. Tai po šio seminaro, jeigu tu taikysi, jeigu būsi supratęs mane, tai būtent tu sugebėsi kiekvieną pokalbį vesti į tikslą. Kiekvienam pokalbį ištraukti iš tai, ko tu nori, nes pokalbis yra ne kas kita kaip įtikinėjimas kito žmogaus. Mes įtikinėjam kiekvieną žmogų savo norimą linkme. Taigi, su moterimi bendravimas lygiai taip pat remiasi ir aš suteiksiu tau žinias, kaip vesti pokalbį į tikslą, grynai praktiniais pavyzdžiais iš Alfa vėl vyras mokymų gautas. Dažniausiai užduodami klausimai. Pavyzdžiui, pirmas, jeigu seminaras nepatiks, arba Airinai, tu mane apgausi, kai aš pervesiu pinigus, tai ką daryti man? Man tavęs apgauti visiškai nėra tikslų, prasmės, nes man dėl kažkokių seminarų gadintis visą patrauklus vyras vardą yra, beprasmiška. Ir aplamai, tu mane vis tiek gali sutikti gatvėje, bet kur Vilniuje. Mane atpažįsta žmonės, man čia kažką slėpti, bandyti apgaudinėti žmonės visiškai nėra tikslų. Ir dar vienas dalykas yra, kad jeigu tau tas seminaras nepatiks, tu per pusvalandį, vadinasi, ateisi į seminarą, kai prasidės seminaras, turėsi pusvalandį ir galėsi atsistoti bet kuriuo metu, prieiti prie stalo ir pasimti 70 litų, kurios užmokėjai už seminarą ir pasakyti priežastis, kas nepatinka, tiesiog ir išeiti. Arba šis galėsi nesakytų priežasčių paimti ir išeiti. Man nėra svarbu. Aš tiek žinau, kad tame seminare liksi. Pavyzdžiui, jeigu nusipirksiu seminaro DVD įrašą, tai kur tu, Airinai, man jį atsiųsi? Žiūrėk, kaip čia bus daroma. Aš tą seminarą nufilmuosiu visą ir būtent tiem vyram, kurie negalėjo dalyvauti seminare. Tuos nufilmuotus seminarų įrašus aš sukelsiu YouTube į savo kanalą, užrakinsiu. Juos bus galima atrakinti tik elektroniniam paštams. Ir būtent tu man duosi savo elektroninį paštą ir aš atrakinsiu būtent tuos seminarus. Ir tau nusiųsiu linkus, kur tu būtent per savo paštą, per YouTube žiūrėsi tuos linkus. Ir galėsi kiek norėsi kartų prisijungti. Kiekvieną kartą galėsi ten ar būtent per telefoną netgi žiūrėti, ar važiuodamas namo kažkur, nebūtinai prie savo kompiuterio. Bet esmė, tu galėsi kiek norėsi kartų žiūrėti tam, kad tu iki galo gerai suprastum tą informaciją. Trečias, kiek kartų galėsiu peržiūrėti seminarų įrašą? Aš sakiau, kiek tu norėsi kartų galėsi peržiūrėti, kol tu turėsi pašte tuos prisijungimo duomenis, o tu juos turėsi tol, kol tu jų kur nors neišmesi arba neišsitrysi savo elektroninių paštų. Ketvirtas, ar seminare bus kitokios informacijos nei tavo knygos ir DVD, Airinai? Taip, seminare bus kitokios informacijos. Aš čia susirašiau būtent kokią kitokią informaciją duosiu. Kadangi aš pats patobulėjau per tą laiką, nes vedžiau Alfa vyras mokymus, turėjau įvairiausių vyrų ir mačiau, kad netinka vienas šablonas visus vyrus mokinti ir iš tikrųjų naujų dalykų atradau. Ir tas pats užkalbinimų būdas, tas pats pokalbio vystymas, tas pats dominavimas, tas pats lietimas moters. Bus naujų dalykų, tiesiog kai tu pats patobulėjai naują išbandai dalykų, tuomet, kai rašai knygose, tu jų neįrašai. Būtent per seminarą aš tai pateiksiu. Taip pat papasakosiu įdomių dalykų apie balso toną. Štai mano vienas draugas neseniai darė eksperimentą su balso tonu, kurį po to ir aš padariau, ir keli mano mokiniai, ir tai veikia nerealiai. Iš tikrųjų, balso tonas yra nežmoniškai svarbus šiame moterų viliojime. Ir aš kaip papasakosiu šią istoriją, iš tikrųjų dalis jūsų labai nusteps, kaip net gali balso tonas įtakoti moterų viliojimą.
Ir tai bus labai naudinga istorija, iš kurios jūs pasimokinsite. Ta istorija padės kiekvienam vyrui gauti geresnius rezultatus su moterimis. Papasakosiu naujų įdomių būdų, kaip galima flirtuoti su moterimi ir ją liesti jai nejaučiant. Taip pat labai svarbu, nes tai tave stato į tą poziciją, iš kurios tu niekuomet netapsi jai draugas. Būtent jeigu tu gerai flirtuoji, jeigu tu ją lieti, jeigu tu labai intimiai ją žiūri, būtent labai mažai šansų, kad tu tapsi draugas. Mano tikslas vyrai iš tikrųjų pagerinti jūsų rezultatus po to seminaro, kai jūs išeisite, steigti jums žinių, pagelbėti. Pasakosiu įdomių būdų, kaip aš ir mano mokiniai vesdavau pokalbį su moterimi į tikslą. Kodėl tai svarbu? Nes jei tu nevedi pokalbį į tikslą, ta moteris paima ir nuveda tą pokalbį į tikslą savo. Ir būtent nuveda dažniausiai ne ten, kur tu nori. Ir ta pažintis baigėsi tuo, kad nei tu kontaktų gauni, nei jinai lieka supratusi, ko tu čia priėjai, ir iš tikrųjų nesėkmingas. Įvyksta pokalbis ir ta komunikacija būna žemų lygių ir iš tikrųjų tai nėra alfa vyrų komunikacija. Tai kaip man airinai pervesti tau pinigus už seminarą? Tai tu nueini į elektroninę bankininkystę, prisijungi prie savo, ten esi iš Svetbankė, ar DNB, ar Sebe, ar Citadelėje, nesvarbu, bet kuriam banke, spaudi vietiniai mokėjimai, surenki vardas mano Airinas, pavardė Rutinen, mano sąskaitą, numerį suvedi ir mokėjimo paskirtyje rašai savo elektroninį paštą. Ir jeigu, pavyzdžiui, tu perki DVD įrašą, tai prirašai prie mokėjimo paskirti, kad tai DVD už seminarą ir paštas. Kam man reikalingas tas paštas, kad tu įrašytum? Tam būtent, kad tavo paštui aš atrakinčiau tas DVD nuorodas. Jeigu, tarkim, tu neturi elektroninės bankininkystės, tuomet tau belieka būdas nueiti į banką ir sakyti, aš noriu žmogui pervesti pinigus į šią sąskaitą už seminarą. Ir tau bankė iš karto, tu paduosi į banką grynais pinigais, jie užpildys viską, pervesi į mano sąskaitą. Ir tu, tarkim, gavęs tą čekį, gali nufotografuoti ir man atsiųsti į paštą, kaip buvo atliktas pavedimas. Pasakyti, Airina, aš užsiregistravo seminarą, užregistruok mane. Paštas mano yra airinas.arutinen@gmail.com. Ar būtina, Airinai, tau persiųsti pavedimų kopiją? Man pavedimų kopiją iš seminarą persiųsti reikia. Kodėl? Todėl, kad aš vis tiek kiekvieną dieną paštą pasitikrinu ir aš matau, kas man atsiuntė, kas susiregistravo. Sąskaitą aš irgi galiu pasitikrinti vieną kartą, bet jeigu, tarkim, tu atsiųsi tą pavedimų kopiją, tai aš grinai matysiu, kad tu registravaiesi ir tave užregistruosiu, įvesiu į Excel'yje prie žmonių, kurie dalyvavo seminare, tavo vardą, pavardę, tukšt. Ir jau tau grinai yra vieta garantuota. Nebus jokių ir kad tu ateini ir vietų nėra. Nėra tau, kur atsisėsti. Tai persiųsk pavedimų kopiją. Kaip padaryta pavedimų kopija? Pavedimų kopiją mes padarom, kai padarom, tarkim, pavedimą banke, yra tas pavedimas, tą pavedimą mes print screen klaviatūrai paspaudžiam prie F12, print screen, mums nufotografuoja ekraną, būtent kuriame yra, tu esi prisijungęs savo bankę ir tas yra atliktas pavedimas. Tada tu keliauji į Paint programą ar Word programą ir ten spaudi Ctrl+V ir įklijuoja tą nufotografuotą vaizdą. Tada tu apkerpi ir man nusiunti tiesiog. Viskas, kad buvo atliktas. Airinai, tai jeigu man nepatiks seminaras, tai atsistoju, nueinu, pasiimu nuo stalo 70 litrų ir iškeliauju. Taip, visiškai teisybė. Prasme, tu pilną teisę turi kokį pusvalandžių laiko. Seminaras ten, tarkim, prasideda kokią 5 valandą, ne? Ir tu iki pusės 6 turi laiko. Matai, kad čia šūdai, čia dėstų, čia kažkokia yra nesąmonė. Tu paėmė, atsistoji, prieini prie stalo. Sakai, pašėmė 70 litrų ir išeini. Tai realiai tavo sprendimas yra visiškai saugus, tu visiškai nieko neprarasi. Tu kas susigrąžins tavo 70 litrų. Jei ko nesuprantu, kaip galima susisiekti, man visuomet galima paskambinti mano telefono numeriu +370 623 12646 arba parašyti man elektroniniu paštu airinas.arutinen@gmail.com. Viskas.